Sveiki visi! Mes šiandien turėsime labiau praktinį užsiėmimą, bet prieš pradedant daryti užduotis pabandykime prisiminti esminius momentus iš ankstesnės kriptografijos pamokos. Prisiminkime, kokia buvo kriptografija iki kompiuterio atsiradimo. Viskas prasidėjo nuo Julijaus Cezario sugalvoto šifro, kurį pritaikius kiekviena žinutės teksto raidė yra pakeičiama nauja raidė, kuri yra pasirenkama paslenkant abėcėlę per fiksuotą pozicijų kiekį. Šio šifro tobulesnė versija yra 16 amžiuje sugalvotas Vižinierės šifras. Jis tarpusavėje apjungia eilę Cezario šifrų. Žinutės šifravimui ir dešifravimui yra naudojama ekrane matoma Vižinierė lentelė. Paskutinis žinomiausias ankstyvosios kriptografijos metodas, taikytas dar Antrojo pasaulinio karo metu, yra elektromechaniniu principu veikiantis Enigmos mašinos šifras. Toliau prisiminkime, kokie pagrindiniai elementai sudaro kriptosistemas. Jose galima rasti saugias siuntėjo ir gavėjo erdves bei nesaugią erdvę tarp jų. Siuntėjas paprastai tekstą užšifruoja naudodamas raktą bei šifravimo algoritmą. Tuomet šifruotas tekstas keliauja į nesaugią erdvę, kurioje potencialiai jį gali perskaityti užpuolikas. Šifruotam tekstui pasiekus gavėją, jis rakto pagalba, naudojant dešifravimo algoritmą, yra paverčiamas atgal į pirminį paprastą tekstą ir gavėjas gali perskaityti jam skirtą žinutę. Šiuolaikinė kriptografija vadovaujasi 4 pagrindinėmis savybėmis. Šių dienų algoritmai privalo užtikrinti konfidencialumą, tai reiškia, kad prieiga prie informacijos gali gauti tik tas asmuo, kuriam ji buvo skirta. Taip pat jie turi užtikrinti informacijos vientisumą, kitaip tariant, informacija negali būti modifikuojama nei jai būnant saugykloje, nei jai keliaujant nuo siuntėjo iki gavėjo. Taip pat šiuolaikinės kriptografijos algoritmai turi sugebėti autentifikuoti siuntėjo ir gavėjo tapatybę. Šiuolaikinė kriptosistema turi būti sukurta taip, kad informacijos siuntėjas vėliau negalėtų paneigti savo ketinimo siųsti informaciją. O visų svarbiausia, kad visi algoritmai privalo remtis Kirchhoffo principu, kuomet net jei užpuolikas ir žino šifravimo algoritmą, jis vis tiek negali dešifruoti duomenų ir jie išlieka saugūs. Šiuolaikiniai kriptografiniai algoritmai yra skirstomi į 3 klases, pagal tai, kiek skirtingų raktų yra naudojama taikant jų algoritmus. Pirmoji klasė yra maišos funkcijos, kurioms rakto išvis nereikia. Fiksuoto ilgio maišos vertė yra apskaičiuojama pagal paprastą tekstą. Antroji klasė yra simetrinio rakto algoritmai, juose siuntėjas ir gavėjas naudoja vieną bendrą raktą. Paskutinė klasė yra asimetrinio rakto algoritmai. Šie algoritmų klasė informacijai šifruoti ir dešifruoti naudoja viešo ir privataus raktų porą. Pabandykime prisiminti, kaip veikia maišos funkcijos. Pati svarbiausia maišos funkcijų savybė yra ta, jog jos yra atsitiktinės. Kitaip tariant, net jei žinučių tekstai skiriasi vos vienu simboliu, jų maišos vertės bus absoliučiai skirtingos. Šiame pavyzdyje matomos maišos vertės, kurias įgyja mūsų žinutės perleistos per SHA-256 funkciją. Tai, jog net menkiausios duomenų pokytis kardinaliai pakeičia mūsų žinutės maišos reikšmę, itin tinka norint įvertinti duomenų vientisumą. Toliau prisiminkime mums jau itin gerai pažįstamas simetrinio rakto kriptosistemas. Jos naudoja tą patį raktą tiek duomenų šifravimui, tiek jų dešifravimui. Kadangi naudojamas tas pats raktas, tai būtina užtikrinti saugų jų dalinimosi metodą. Tam dažniausiai pasitelkiami asimetrinio rakto algoritmai. Simetrinio rakto dydis gali siekti apie 256 bitus, tačiau jis vis tiek yra gana nedidelis lyginant su asimetriniu raktu. Todėl simetrinės kriptosistemos yra daug greitesnės ir paprastesnės. Toliau prisiminkime asimetrinio rakto kriptosistemų elementus. Esminis jų skirtumas nuo visų kitų yra tai, jog juose yra naudojami 2 skirtingi raktai – viešas ir privatus. Viešas raktas yra visiems matomas ir pasiekiamas. Privatus raktas išlieka slaptas. Šie raktai yra tarpusavėje susiję matematiškai taip, kad žinutė, kuri yra užšifruota naudojant gavėjo viešąjį raktą, galėtų būti dešifruota tik paties gavėjo, jam panaudojus savo privatų raktą. Viešasis raktas, kadangi yra visiems prieinamas, saugumo sumetimais yra itin didelis, gali būti net 2048 bitų dydžio. Privatus raktas, kadangi išlieka slaptas, gali būti kiek mažesnis. Dėl to, kad naudojamas toks ilgas viešas raktas, smarkiai nukenčia algoritmo greitis. Tačiau ši kriptosistema yra pati saugiausia iš visų. Kiekviena iš 3 kriptografinių algoritmų klasių turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses, todėl jų panaudojamos sritys skirsis. Maišos funkcijos naudojamas saugant slaptažodžius bei duomenų vientisumui užtikrinti. Simetrinio rakto algoritmai labiausiai pasitarnauja ten, kur reikia greičio. Viena iš tokių sferų yra bankininkystė, kadangi jie vyksta ypač daug duomenų apsikeitimų. Taip pat simetrinio rakto algoritmai taikomi saugant duomenis, pavyzdžiui, debesijoje. Asimetrinio rakto algoritmų didžiausias privalumas yra saugumas. Todėl visos elektroninių parašų sistemos yra paremtos asimetrinio šifravimo algoritmais. Taip pat blokų grandinės, geriau žinomos kaip blockchain technologija, viena iš esminių sudedamųjų dalių yra asimetrinio rakto algoritmas.
Taigi, greitai pasikartojame esminius dalykus, kuriuos reikia žinoti apie kriptografinius algoritmus, bei lieka pritaikyti į kitas žinias praktikoje. Sėkmės!